Sulaukit žinių iš savo tėvų? Ne. O jūs? Ką žadat veikti savaitgalį? Dar klausia. Mokykloje sėdėsiu, jūs man neleidžiat niekur eiti. Jeigu prižadėsit neiti namo, leisiu. Matot, tėvas puikiai ir be jūsų susitvarkė. Nesu tikra. Tėveliui visada manęs reikia. Kad išlietų savo bejėgiškumą ir pyktį. Jūs nieko nesuprantat. Nieko nesuprantat. Aš jo vienintelis turtas. Ar todėl jūs taip skriaudžia? Taip jau yra. Taip jau susiklostė. Turiu susitaikyti net jeigu man skaudu. Tikrai? O gal manot, kad nusipelnėt bausmės? Jūs nekalta dėl savo tėvų bėdų. Jis nori, kad taip manytumėt, bet tai netiesa. Jūs turit bendrauti su tais, kurie jūs myli. Pavyzdžiui, su savo vaikinu. Ne, mes jau nebedraugaujam. Nedraugaujam, išsiskiriam. Labai gaila. Kodėl? Man atrodo, kad jis jumis rūpinasi. Jis protingas, jautrus ir moka pasirinkti. Tikriausiai ne šiaip savo jūs pasirinko. Manau, kad jums reiktų susitaikyti. Yo creo que usted tiene que volver a estar con él. Miranda, jeigu leisit savaitgalį išeiti, neįsiu pas tėvelį. Noriu padaryti labai svarbų darbą. Vargšas Frankas, vargšelis. Laukia, kol Mijai praeis pyktis ir jam atleis. Geriau tegul nieko nedaro, nes bus tik blogiau. Gerai, gerai. Nekalbėkime apie Miją, žinau, kad visada ją ginsi. Tėveli, ką čia veiki? Nieko, atsekiau paskui tave. Einam, Vika. Labas. Sveika, gražuolė, kaip laikais. Gerai. Puiku. Grelė, būk gera. Einam, ko nors užkast. Eisiu. Čia pasakyk, ką nori pasakyti. Būk gera, einam namo. Neisiu, čia jaučiuosi saugi. Kodėl čia jautiesi saugi? Kodėl? Kad nemuši manęs. Aš negalėčiau pakelt prieš tave rankos, dukrelė. Juokauja. Ne. Juokauja? Jeigu nebūtų ties mokytojas Miranda, tu būtų mane negyvai prilupęs. Ne, dukrelė, norėjau, kad suprastumėt, kiek. Ne, gana. Visada kartoju tą pačią dainelę ir aš tavim patikiu. Nežinau kodėl, bet patikiu. Gana, viskas baigta. Daugiau nesirodysiu tuose namuose. Būk gera, dukrelė, būk gera, einam namo. Neprašyk, tėvelį, neprašyk. Kol gersi, aš namo negrįšiu. Aš supranti, kad alkoholis tau smegenis sėdi. Manai nežinau? Manai nežinau? Dukrelė, aš sergu. Daug kartų stengiausi nebegert, bet negaliu. Kai grįžtu namo, pamatau, kad mano šeima įsibarščiusi, kad nieko neturiu. Net tu, mano duktė. Nuo manęs nusisukai. Tada ieškau paguodos, pakeldamas stikliuką. Bet aš noriu pasikeisti. Labai noriu. Patikėk. Aš noriu pasikeisti. Kodėl nesigydai? Yra visokių programų, jos veiksmingos. Reikia tik noro ir ryžto. Iš to gydymo nieko gero. Iš kur žinai? Juk tu niekad nesigydai, tėvelį. Jeigu tikrai mane myli ir nori, kad sugrįžčiau namo, eisi gydytis. Prisiekiu. Prižadu, nes labai noriu pasikeisti. Aš gydysiuos, tik einam namo. Man tavęs reikia. Einam.
Labas. Labas. Einu. Palauk. Noriu papasakoti apie savo tėvelį. Gali nepasakoti, žinau, ką jis tau sakė. Paskambino, paprašė, kad ateitum ir iškeptum jam kiaušinienės, išplautum trumpikės, ar ne? Taip, prašė, kad ateičiau. Bet aš atsisakiau ir pasakiau, kad negrįšiu namo, kol jis nepradės gydytis. Žinai, ką jis man pasakė? Pažadėjo gydytis. O tu patikėjai. Tau niekad neįpyksi. Tau viskas blogai, ar ne? Žinai, kodėl? Todėl, kad tu tiki visko, ką jis sako. Darau, ką galiu, atsiprašau. Nepyk. Atsiprašau, kad nesu tokia nepatikli kaip tu. Bet jis mano tėvas. Ne tavo. Neturėjau kitos išeities. Tyčia taip elgiaus, kad jį vėl nepatikėtų tėvo pasakėlė. Tu jai labai griežtas. Jūs nežinot, kiek kartų ją zulinau. Zulinau, kad suprastų. Zulinai? Ką tas reiškia? Bandžiau į makaulį įkalt. Kaip viskas yra, bet jie neklausė. Gerai. Manau, kad jūs elgiatės taip pat kaip jos tėvas. Čia jau kita tema, aš jos neskriaudžiu, aš jos nemušu. Gerai, bet nepasitikėt. Čia irgi būdas žmogus skriausti. Sakot, prašoviau. Nestipriai. Ar galiu paprašyti? Pasitikėkit ją. Tada jai bus lengviau pasirinkti teisingą kelią. Žinot ką? Einu jūs ieškot. Taip, einu jūs ieškot. Tiesa, jūs nerealus. Tikras šaunuolis. Ačiū. Į dešinę, tada tiesiai. Labas. Ką čia veikia tėvelį? Nusiramink, nesigas dukrelė, nebijok. Atėjau pranešti, kad šiandien pradedu gydytis pas anoniminius alkoholikus. Hoy empiezo un tratamiento en Alcohólicos Anónimos, ¿sabes? ¿En serio? Tikrai? Tikrai, patikėk. Žinau, kad sargu, noriu išgydyti. Yo sé que estoy enfermo. Žinau, kad labai skriaudžiau ir tave, ir save. Yo sé que te hice mucho daño, que me hago mucho daño. Tu nusipelnei turėti gerą tėvą. Aš pasiryžęs pasikeisti dukrelę. Tengas el padre que te mereces. Yo estoy dispuesto, realmente dispuesto a cambiar, hija, ¿sabes? Ačiū, tėvelį. Ačiū to, kad mane iškentė. Aš tave palydėsiu. Nesirūpink, nueisiu vienas. Tu turi daug reikalų, nenori trukdyti. Nesvarbu, dabar man svarbiausia būti su tavim. Bet to noriu būti tikra, kad nepersigalvos. Einam? Vamos. Dale, einam. Gerai, einam.